Visa tai, ką matome aplink gražaus, klestinčio, to prigimtimi yra Dievas Tėvas, kūrėjas, tvėrėjas, aukščiausia sąmonė, pagrindinis programuotojas, nesvarbu, kaip pavadinsim, aukščiausia galia, kurianti viską. Galiu pasakyti, kad Dievui teisingumas neegzistuoja, jis jo nekūrė. Teisingumas tai būsena, kaip pats žmogus apibūdina, kas yra bloga ir gera. Dievui ir gėris ir blogis yra reikalingas. Dėka to, kad jūs turite pliusą ir minusą ir tai, ką vadinate teisybė ir neteisybė, jūs galite vystytis. Jūs galite savo vidumi teisingai analizuoti. Žmogaus gyvenimo forma tai kosminės realybės pradinis laiptelis. Todėl žmoguje egzistuoja toks žodis kaip teisingumas. Tai jo jausmai, būsenos, reikalingos tam, kad jis galėtų analizuoti, matuoti, palyginti gėrį ir blogį. Tai reikalinga tam, kad žmogus galėtų daryti teisingas išvadas, matyti esmę bei siekti aukštesnio. Kuo aukščiau kylate, tuo labiau nyksta teisingumo būsena, ji transformuojama į supratimą, kad visa tai, kas egzistuoja, yra reikalinga, tam, kad vyktų evoliucija. Tam, kad būtų viskas atlikta, reikalingi pliusų ir minusų užtaisai, gėris ir blogis. Teisingai kūrybingai evoliucijai visa tai turi turėti pusiausvyrą. Kuomet yra prarandama pusiausvyra, kai žmogus praranda pusiausvyrą arba kaip dabar planeta prarado pusiausvyrą, kai blogio būsena viską persvėrė, tuomet visas pasaulis pasineria į blogį. Tačiau esant šiam didžiajame blogyje, visgi bunda tie, kurie turi šviesą sieloje, tie, kurie turi gėrį ir mielaširdiškumą. Būtent blogio dėka jie sugebėjo pabusti ir suprasti, pamatyti, žvelgti tik todėl, kad neįmanoma buvo kentėti ir jie pradėjo paieškas. Štai taip, mėlyjei, teisingumas neegzistuoja, yra kosmoso kūrėjo tvėrėjo įstatymai. Šie įstatymai byloja apie viso kosmoso gyvenimo tobulumą ir kūrėjas pasakė, būkit tokie tobuli, koks tobulas esu aš. Tačiau egzistuoja laisvos valios ir pasirinkimo įstatymas, kur kiekvienas iš jūsų turi teisę pasirinkti būti išsivysčiusiu ar būti degradavimo būsenoje.